Hello, Matthew. I am thrilled to introduce our next Labas speaker, rytas, Matthew. Professor Matthew Large. Man labai džiugu pristatyti mūsų kitą kalbėtoją, profesorių Matthew Lodge, naujojo Pietų Velso universiteto psichiatrijos mokyklos ekspertą. Vadovaujantį ekspertą, jis dirba su rizikos vertinimu, psichinė sveikata ir savižudybių prevencija. Ir Matthew paskaitą mes girdėjome praėjusiais metais pasaulio kongrese Slovenijoje ir mums jo pranešimas padarė didžiulį įspūdį. Jis tikrai sukėlė daug minčių. Tad labai džiaugiuosi, kad Matthew priėmė mūsų kvietimą pasidalinti savo mintimis apie savižudybių rizikos vertinimą. Matthew, kai būsite pasiruošęs, labai nekantriai išklausysime jūsų pranešimo. So thank you so much for inviting me today. Sveiki, dėkoju už kvietimą, manęs paprašė pakalbėti šią temą, būtent apie didelės rizikos prieigą savižudybių prevencijoje ir jos vertinimą. Aš esu iš Sidnio, Australijos. Ir aš esu psichiatras, dirbu pilnu etatu ir klinikinis psichiatras. Aš nesu akademikas, aš esu psichiatras, dirbantis ligoninėse. Pusę laiko dirbu pagalbos skyriuje, pusę stacionare, taip pat skubios pagalbos skyriuje. Ir taip pat daug laiko skiriu savižudiškumo tyrimais ir mane domina ši tema. Norėčiau pripažinti, kad pirmiausia, tai aš esu bendra autorius įvairiausių tyrimų, bet šiaip neturiu interesų konfliktų, aš dirbu valstybinį darbą. Šiandieną norėčiau pakalbėti apie keletą sričių. Pirmiausiai kalbėsiu apie tai, kas yra didelės rizikos prieiga savižudybių prevencijoje. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie rizikos vertinimo metodus. Tai gan abstraktus dalykas, bet visgi tai yra labai svarbu. Taip pat norėčiau peržvelgti keletą labai svarbių mokslinių tyrimų, ką visgi mokslas apie tai kalba. Ir taip pat kalbėsiu apie tai, ką tai galėtų reikšti kliniškai ir apie tai, kaip mes profesionalai ir bendruomenė turime daryti, vertindami ar žiūrėdami į savižudybiškumo vertinimą. Tai pasaulio sveikatos organizacijos lankstinukas 14 metų gana senas, bet jisai dar nepakeistas, jį ir toliau tinklalapyje rastumėte. Tai ne vienas toks lankstinukas, bet yra gana iškalbingas lankstinukas ir dokumentas. Šito dokumento tikslas yra paaiškinti riziką, apsauginius faktorius ir intervencijas. Čia yra apibūdintos trys intervencijų būdai. Tai universalus, selektyvus ir indikatyvus. Universalios intervencijos yra skirtos visai populiacijai. Pavyzdžiui, jeigu nenorime, kad nacionaliniu lygiu būtų daug rašoma apie savižudybės, tai čia toksai bendras lygis, nereikia vertinti rizikos. Taip pat yra selektyvios intervencijos, kurios būtent yra skirtos pažeidžiamoms grupėms. Ir čia mes kalbame apie grupės ir asmeninė rizika nėra vertinama. Čia galima, pavyzdžiui, kalbėti apie finansinių sunkumų įtaką savižudiškumui ir panašiai, apie skurdą,
ir apie tai, ar skurdo sprendimas galėtų prisidėti prie savižudiškumo sprendimo. Ir čia būtų pavyzdys to selektyvaus požiūrio. Kas dabar, kalbant apie intervencijas konkrečiam asmeniui, čia mes kalbame apie tokius sinoniminės savokas kaip savižudiškumo rizikos vertinimas ir panašiai. Taigi, tas universalus požiūris reiškia nacionalinis požiūris. Jūs esate kažkur čia žemėlapyje, aš čia. Žinoma, yra labai skirtinga ir statistika savižudybių, ir priežastis, ir visa kita. Bet nacionaliniu lygiu yra daugybė dalykų, kurių nereikėtų daryti nacionaliniu lygiu. Bet tai nėra visiškai universalu. Mano tėvas buvo astronomas ir mes iš UK persikeliame į Australiją, todėl, kad iš Australijos geriau matyti paukščių takas. Ir, žinoma, yra universalių savižudiškumo prevencijos strategijų, bet vis tiek tas žodis universalus, man, kadangi aš jį pažįstu iš astronomijos, man yra keistai vartojamas čionai. Australijos iniciatyva yra gana tokia, mišri, sudėtinga. Čia matote įvairiausių intervencijų naudojamų Australijoje. Ir ne viena iš jų nėra iki galo efektyvi. Gana sudėtinga kažką pakeisti nacionalinėse savižudybių skaičiuose savo šalyje, bet vis tiek, čia ne mano paskaitos tema. Norėčiau pakalbėti apie dvi grupės žmonių, kurie yra labai pažeidžiami. Čia pirmame lentelėje matote duomenys iš tyrimų nuo 90 metų iki 2010 metų apie savižudybės tyrinėti buvo ligoninėse gydyti žmonės. Ir kaip matote, maždaug 600 iki 1200. Taigi visi psichiatrinių skyrių ligoninės klientai, jų rizika yra 50% didesnė negu bendros populiacijos. Ir tikrai reikia pirmiausiai selektyviai žiūrėti į tokius asmenis, kai jie paleidžiami iš ligoninės. Padėtis dar labiau pablogėja. Čia apibendrinau 2 mokslinius tyrimus ir vieną iš mokslinio žurnalo. Ir matome, paleisti iš ligoninės per pirmą savaitę. Šitokiems asmenims savižudybių skaičius yra labai didelis. 300 kartų didesnė tikimybė negu bendros populiacijos. Kai kuriuose moksliniuose tyrimuose net dar daugiau didesnė rizika. Taigi, galima žiūrėti į šitą grupę selektyviai ir kalbėti apie jos riziką. Asmeninės intervencijos čia yra kas kita. Teoriškai rizikos vertinimas turėtų nukreipti gydymą būtent tiems, kurių yra didelė rizika nusižudyti. Ta mes turime įvertinti riziką ir nuspręsti, kurio žmogaus savižudybių rizika yra didesnė. Kai mes kalbame su pacientu ir bandome priimti sprendimą, ar jo rizika yra aukšta ar žema, mes padaliname tokius asmenis į dvi grupės. Kai kur dar vertinama ir vidutinė rizika, bet mes čia susitelksim tiek žema ir aukšta ir gausime tam tikrą rezultatą. These are all tragedies, everything that occurs in this tragedy and all of these. Žinoma, savižudybė visą laiką yra tragedija. Bet kai kurie išgyvena savižudybę. Ir mes dabar turime 4 skirtingus tipus. Aš susikoncentruosiu į 3. Pirmiausiai, jautrumas. Tai savižudybių dalis didesnės rizikos kategorijoje. Tai
visų savižudybių skaičius toje aukštoje rizikos grupėje. And with no reference at all to the number of people who don't suicide. So that's the sensitivity. Kalbame apie jautrumą. There's the odds ratio. Taip pat yra toksai dalykas, kurį mes vadiname tikimybės santykis. Tai yra šiek tiek didesnė tikimybė, kad didelės rizikos asmuo galų gale nusižudys negu tas, kuriam yra numatyta maža rizika. Tai reiškia, kad vis tiek savižudybių daugiau įvyksta didelės rizikos grupėje. Labai įdomu, kad šitie du tipai yra susiję su išgyvenusiais savižudybę ir nusižudusiais. Bet kita vertus, šitas tikimybės santykis iki galo nerodo rizikos. Visgi čia supaprastinau, nes man atrodo gana techniška ir kitų verčių neminėsiu. Taip pat dar kalbame ir apie teigiamą prognostinę vertę. Tai yra visi asmenys, kurie galų gale nusižudo. Tai yra survivor and suicide line. So PPV, positive predictive value, is the probability that a high risk teigiama prognostinė vertė yra tikimybė, kad aukštos rizikos asmuo galų gale nusižudys. Which is the number needed to predict. So that's the number of people. Taip pat yra reikalingas tas skaičius, kurį turime diagnozuoti. Vienas PBD, tai yra labai sudėtingai numatomas skaičius, kaip matote iš tos skaidrės. Čia yra iš mokslinio tyrimo šita skaidrė. Net jeigu hipotetiškai mes labai puikiai vertiname riziką, tai maždaug šitoj vietoje būtų savižudybė, ar ne? Mes turime suklasifikuoti daugybę žmonių kaip aukštos rizikos asmenys, kad tarp jų būtų bent vienas, kuris galų gale nusižudys. Tai ką mums mokslas sako apie jautrumą, šitą vadinamą PPV ir tikimybės santykį? Aš aptarsiu 4 mokslinius tyrimus, 2 mano tyrimų grupės, 2 JAV tyrimų grupės. Čia apžvelgsime 50 metų mokslinius tyrimus, būtent savižudybės prevencijų ir rizikos kategorizacijos. Štai matote, Franklino populiacija buvo bet kokia, visi rizikos faktoriai, bet nenagrinėjo rizikos modulio. Savo 16 metų tyrimuose žiūrėjau tik tai į ligonės pacientus, man buvo svarbi rizikos kategorizacija ir kohortai. Ir vieni tyrimai buvo retrospektyvūs ir preselektyvūs, kur buvo atrinkti aukštos rizikos pacientai. Ir dar 2 tyrimai, kaip matote, yra visiškai tokie papildantys. Jie nagrinėjo rizikos moduliavimą. Viename buvo tik tai validuoti kohorto tyrimai, o kitame kohorto ir kontroliniai tyrimai. Tai aš trumpai pristatysiu šitų 4 tyrimų duomenis. Tyrimų tikrai labai stipriai per pastarosius 20 metų padidėjo savižudybių rizikos vertinimo srityje. Tai Franklinas žiūri tik tai retrospektyvius kohortų tyrimus ir tūkstančiai įvairiausių mokslinių tyrimų atliekama tikrai rizikos faktorius tyrinant. Taigi, pirmiausia, Franklin ir Ribeiro tyrimai 16-17 metų. Jie tyrinėjo suicidinę ideaciją, suicidinį elgesį ir savižudiškumą.
Jie žiūrėjo į bendrą populiaciją, tyrė bendrą populiaciją ir jeigu įsigilintumėte, pamatytumėte, kad tikrai labai didelis, platus tas tyrimas ir štai yra jų rezultatai. Kaip matote, psichiatrinė hospitalizacija, bandyta nusižudyti, buvusi suicidinė ideacija, žemas socioekonominis statusas ir stresą keliantys gyvenimo įvykiai. Kaip matote, OR yra tas odds ratio, tikimybės santykis. Kaip matote, tas skaičius yra gana nedidelis. Australijoje vyrų savižudiškumas yra vertinamas 3,5 ir jų tyrime tas skaičius yra labai panašus. Kas mane nustebino, tai kad bandymo žudytis galų gale nebuvo, jisai šitame tyrime nėra mirtinas, neatrodo mirtinas. Ir matome, kad kitose tyrimuose duomenys yra panašus ir tai be galo stebina. Toliau socioekonominis statusas, stresiniai įvykiai gyvenime, yra ir kitų rizikos faktorių, kurie tas duomuo būtų dar mažesnis. Ir išvada buvo tokia, aš perskaitysiu. Ši atsitiktinių efektų metaanalizė pateikė keletą netikėtų išvadų, atliekant tikimybių santykio, pavojaus santykio ir diagnostinio tikslumo analizės. Visų rezultatų prognozavimas buvo tik šiek tiek geresnis nei atsitiktinumas. Ne viena plati kategorija ar subkategorija tiksliai neprognozavo, daug geriau nei atsitiktinumas. Ir prognozavimo gebėjimas per 50 tyrimų metų nepagerėjo. Dabar aptarsiu savo tyrimą. Mes apibrėžėme savo kategoriją, daugiau negu vienas rizikos faktorius. Psichiatriniai pacientai buvo tyriami, buvo atliktos išilginės kohortinės studijos, 53. Taip pat mes retrospektyviai prognozavimo modelius, perspektyvinius prognozavimo modelius tyrinėjame. Ir taip pat, kalbant apie metaregresiją, publikavimo metai, veiksnių skaičius moduliuose buvo svarbus. Kaip matote, tas tikimybės santykis buvo 4,84, šiek tiek daugiau negu bendros populiacijos, jautrumas 56, tai reiškia, kad bent pusė tų, kurie vėliau nusižudė, nebuvo aukštos rizikos. Taigi teigiama prognostinė vertė buvo tik tai 5,5%. Kitaip tariant, tie, kurie buvo aukštos rizikos nustatyti, turėjo tik tai 1% per metus savižudybių rodiklį. Taip pat supratome, kad per 50 metų tyrinėjimo rizikos vertinimas niekiek nepagerėjo. Ir taip pat sudėtingi modeliai, kuriuose buvo daug rizikos faktorių numatytų, iš tikrųjų geresnių rezultatų neduoda negu paprastesni modeliai. Taigi, tai buvo 16 metų mokslinis tyrimas, vėliau buvo greitai dar 2 tyrimai atlikti 17 metais. JAV apie tai, kad rizikos vertinimas neveikia, nefunkcionuoja. Aš ne visai tą pasakiau, bet tai buvo interpretuoti mano tyrimo rezultatai. Tai buvo labai, apie tai buvo daug šnekama, buvo daug kontroversijos. Ir nuo tada tikrai labai daug mokslinių tyrimų buvo atlikta. Tai čia trečias tyrimas, apie kurį noriu pakalbėti. Tai irgi yra mano grupė, tyriama grupė. Ir mes nenagrinėjame validuotų modelių, mes tiesiog tyrinėjome kitus mokslinius tyrimus, peržiūrėjome ir žiūrėjome, kaip galima surinkti duomenis nuo klinikinio iki mašininio būdo. Ir šito tyrimo tikimybės santykis buvo didesnis, net 8 procentus daugiau. Aukštos rizikos pacientai tikimybė yra žudytis negu
bendroje populiacijos jautrumas 44, na, o PPV irgi buvo gana žemas 2,8%. Tai reiškia, kad aukštos rizikos reikia nustatyti tūkstančius tam, kad į ją patektų tie, kurie galų gale tikrai nusižudys. Ar bent vienas. Yra 2000 atvejų, kad bent vienas tarp jų būtų 2000 aukštos rizikos turi būti, kad tarp jų bent vienas būtų. Buvo ir kitų įdomių pastebėjimų. Štai matote dar vėlesnis tyrimas. Matote, čia lygina, kiek didelė tikimybė, kad nusižudys aukštos rizikos ar žemos rizikos grupės asmuo. Čia buvo kalbama apie klinikinį vertinimą. Daugumoje tyrimų buvo nagrinėjamas klinikinis vertinimas. Čia nuo 2 iki 3, 4, 5 ir galų gale 13 ir daugiau. Ir mašininis vertinimas. Ir įdomu tai, kad klinikinis vertinimas nebuvo daug geresnis negu mašininis vertinimas ar koks nors kitas metodas. Ir suizidiškumo nuspėjimo metodai nedavė geresnių ar tikslesnių rezultatų. Tai mane nustebino, turiu pripažinti. Nes tie modeliai tikrai yra geri ir turėtų veikti, nes tai yra retrospektyvus darbas, surinkti duomenys anksčiau atliktų tyrimų pagal gerus modelius, bet akivaizdu, kad tie modeliai neveikia taip, kaip turėtų. Kita pusė šito tyrimo būtų Belšerio tyrimas. Jis žiūrėjo išilginius SPM prognozavimo modelius. Jis vertino suaugusius asmenis daugiau vyresnius negu 18 metų ir jisai įtraukė 11 tyrimų su savižudybių pasekmėmis ir taip pat tyrimai buvo naudojami moduliavimo sudaryti. Čia matote, kiekvienas juodas taškelis yra miręs asmuo ir matote palei vertikalias linijas, kad didesnis jautrumas yra įmanomas. Jeigu nustumsime šitą liniją čionai, tai būtų 100% jautrumas, bet taip mes įtraukiame daugybę kitų žmonių, visiškai nesuicidiškų žmonių į savo aukštos rizikos grupę. O čia daugiau nebūtų kur šitos linijos nubrėžti, kad būtų kliniškai reikšminga. Taigi, apie šitą tyrimą buvo parašyta tai. Bendras klasifikavimo tikslumas buvo geras. Tai reiškia, kad dauguma žmonių buvo teisingai klasifikuoti. Jeigu aš visus suklasifikuočiau, kurie dabar klausotės mano pranešimo, kaip žemos rizikos asmenys, greičiausiai būtų 100% tikslumas. Tai ta prasme, kad globalus klasifikavimas nereiškia nieko, reiškia labai labai mažai. O prognozuojamusis pagristumas susijęs su teigiamu mirštamumo savižudybių rezultatu buvo labai mažas, 0,01 daugumoje modelių, panašiai kaip ir mano tyrime. Rezultato modeliavimas rodo, kad labai maža teigiama prognozavimo vertė esant įvairioms populiacijos vertinimo charakteristikoms. Ir dar vienas labai įdomus išvadų teiginys. Iki šiol savižudybių prognozavimo modeliai sukuria tikslius bendrus klasifikavimo modelius, tačiau jų tikslumas prognozuojant būsimą įvykį yra beveik lygus 0. Tai 3 ar 4 tarptautinės mokslininkų grupės padarė
tą pačią išvadą. Čia visur viskas yra išimta iš tų mokslinių tyrimų, kad kategorizavimas nerodė ryšio tarp asmeninės rizikos ir kategorijos rizikos. Nebuvo, čia Franklinas taip sako, taip pat savižudybių nuspėjimo ar modeliai, kuriuose yra mažiau rizikos faktorių, nėra geresni negu tie, kuriuose yra mažai rizikos faktorių. Ir taip pat, kad iš esmės toksai prognozavimas lygus beveik nuliui. Taigi, apibendrinant, per 50 metų, šitus tyrimus, kurie atsižvelgia į 50 metų tyrimų duomenis, tai galima pasakyti, kad rizikos faktoriai, individualūs rizikos veiksniai yra tik šiek tiek susijęs su savižudybėmis, tikromis savižudybėmis. Taip pat jautrumas jų yra tik apie 50%. Ir tas skaičius, kurio reikia norint tiksliai nustatyti, yra labai didelis. Čia kalbame apie mėnesius, apie 1000 per mėnesį maždaug. Na ir paskutinėme tyrime apžvelgtame matome, kad turėdami daugiau komplikuotų modelių, iš tiesų nelabai ką žinome apie tai, kas iš tiesų įvyks. Tie sudėtingi modeliai nelabai padeda nuspėti. Kągi tai reiškia? Man atrodo, kad tai reiškia, kad jeigu klasifikuoja asmenys pagal savižudybės riziką, tikriausiai dėl tam tikrų priežasčių, gal kažkam patinka gaminti ant grotelių, kepti šašlykus ar kažką panašiai, o kitiem kažką kitą. Ir didesnės rizikos asmenims skirta intervencija turi būti pakankamai veiksminga, nereikalauti didelių išlaidų ir nesukelti šalutinio poveikio, kad tiktų didžiai daugumai didesnės rizikos asmenų, kurie neketina nusižudyti. Ir jeigu galėtumėm turėti tokią intervenciją, kuri padėtų užkirsti kelią savižudybei, negi galėtumėm tos intervencijos netaikyti visiems kitiems mažos tikimybės, mažos rizikos pacientams, tarp kurių vis tiek įvyksta 50% savižudybių. Ar ne? Taigi, jeigu darome rizikos vertinimą, turime galvoti, kokias intervencijas taikysime. Franklinas ir Rabiro nagrinėjo savižudybės rizikos faktorius ir parašė šitą puikų mokslinį tyrimą. Jisai nagrinėjo 50 metų savižudybės rizikos vertinimo mokslinius tyrimus. Ir jo išvada buvo ta, kad nepaisant to, kad per 50 mečius beveik eksponentiškai išaugo RCT skaičius, intervencijų veiksmingumas nepadidėjo. Visų intervencijų poveikis buvo panašiai mažas ir ne viena intervencija nebuvo reikšmingai ir nuosekliai stipresnė už kitas. Ne viena nebuvo stipresnė už kitas. Tai yra dokumentas, kuris tikrai, sukrečia, verta jį paskaityti. O čia kitaip pavaizduosiu. Vienas asmuo stovi žemiau, kitas aukščiau. Tai negalvosime vien tik tai, tam, kuris stovi aukščiau, netaikysime geresnės intervencijos negu tam, kuris stovi žemiau, ar ne? Kliniškai tai labai, toksai sudėtingas klausimas. Dabar einame į dar labiau tokią neaiškę teritoriją, bet pirmiausiai turėtume kukliau vertinti savo sugebėjimus. Ir pakalbėsiu apie keletą suinteresuotų šalių.
And I'm going to spend about kurios dalyvauja rizikos vertinime. Tada 15 minučių skirsiu tam ir tada mes padiskutuosime. Tai pirmiausia, ką jūs kaip klinicistas darytume? Pirmiausia, reikia skaityti literatūrą, reikia šviestis, domėtis. Man, kai aš supratau šitą temą, pirmiausia pasidarė aišku, kad aš turiu nuspręsti, ar aš esu mokslininkas. Ir jeigu aš esu mokslininkas, aš turėčiau tikėti mokslinę literatūrą. O jinai tikrai, suneramina. Jinai sako, kad mokslinė literatūra sako, kad mes nežinome, kas bus toliau. Tai turime būti ramūs, išlaikyti ramybę. Taip pat turime priimti sudėtingumą ir nežinomybę, dirbant su pacientais, su kolegomis ir taip pat pačiam su savimi. Tikiuosi, kad tai nėra per daug pakabinta frazė. Čia vienas iš mano mėgstamiausių posakių. John McCain pasakė, kad nežinomybė dėl ateities gali būti arba aleatoriška, arba episteminė. Jeigu matai 60 metų senai rūkantį žmogų, tai jam neišsivystė plaučių vėžys ir jis tau gali sakyti, rūkyk, tau nieko nebus, bet dar po 10 metų galbūt jam išsivystys tas plaučių vėžys. Tai ar jisai yra pavyzdys rūkyti, daryti išvadas apie plaučių vėžį ir rūkymą. Korko ir kiti tyrimai rodo, kad susirinkus daugiau informacijos, tai informacija nebūtinai padės išspręsti problemą ar atsakyti klausimą, ar žmogus epistemiškai galų gale nusižudys. Ar atsitiktinis tas dalykas, ar episteminis, mes to nežinome. Ir Pokornis rašė 83 metais, neišvengiamai peršasi išvada, kad neturime jokios informacijos ar jų derinio, kuris leistų mums naudingai nustatyti konkrečius asmenis, kurie nusižudys. Jisai surinko daug duomenų ir, padarė tokią išvadą, kad neturime jokios informacijos ar jų derinio, kuris leistų mums naudingai nustatyti konkrečius asmenis, kurie nusižudys. Prognozavimo sąvoka gali būti net netaikoma, veikiau reikia nustatyti jau esančią savižudybės krizę, o tai yra užduotis susijusi su kitokiomis sąvokomis ir klinikiniais įgūdžiais. Ir, toje pirmoje citatoje jisai kalba apie atsitiktinumą, aleatorišką įvykį, o antrą apie episteminį atvejį. Pavyzdžiui, labai didelis distresą patirintis žmogus gali būti visiškai nesavižudiškas. Moteris, kuri patiria labai daug sunkumų, bet vis tiek gali būti, kad jinai gali gultis į ligoninę ar reikėti hospitalizacijos dėl tos konkrečios savižudiškos krizės. Priimu sprendimą ne todėl, kad aš žinau, kas gali atsitikti toliau, bet todėl, kad tą akimirką tas žmogus patiria tokį didžiulį distresą. Būtent tai aš turiu omeny, kalbėdamas apie aleatorišką ir episteminį poziciją. Taip pat prognozavimo teorija. Žmonės iš esmės labai prasti prognozuotojai. Mes dažniausiai per daug sureikšminame retai įvykstančius dalykus. Pavyzdžiui, Australijoje visi labai mėgsta lošti, bet jeigu Australijoje nusipirksite loterijos bilietą, labai maža tikimybė, kad jūs laimėsite, labai didelė tikimybė, kad jūs tiesiog tos pinigus išmesite. Ir psichiatrijoje tai yra akivaizdu. Pavyzdžiui, jeigu žmogus prašo, kad jį paleistumėm iš ligoninės, ar ne, mes gal bijome, kad jisai nusižudys išėjęs, bet visiškai nebūtinai taip atsitiks.
disastrous thinking. Ir mes tiesiog esame linkę galvoti, kad įvyks nelaimė. Tai labai svarbus dalykas. Jeigu psichiatrijoje nesiremsime rizikos vertinimu, tai kaip tada iš viso dirbti? Kaip mes tada nuspręsime, kaip gydyti? Jeigu nevertinsime rizikos. Manau, kad jo sugebėjimas, gebumas yra daug didesnė priežastis priimti sprendimą negu rizika. Su tuo yra susijusi ryžto galimybės ir žmogaus veiksmo sąvoka. Taigi, iš principo, aš manau, kad aleatorinis ir episteminis modelis susijęs su savižudybės tikrumu ar netikrumu yra teorinis. Ir manau, kad labai svarbu pasižiūrėti į tai, kaip kitaip nei į finansinę krizę ar orlaivio sudužimo riziką vertinant pacientą. Čia yra mano viena iš mėgstamiausių citatų. Tam tikrų momentų ankstesnėje istorijoje, aš manau, kad galbūt prieš 500 milijono metų buvo humanoidas, ne žmogus, kuris pasižiūrėjo į dangų ir galbūt jis buvo atskirtas nuo socialinės grupės ir priėmė sprendimą atimti savo gyvybę. Tai yra pirmą kartą padarė savižudybės aktą. Tačiau labai netikėtina yra tai, kad tai gali būti kas nors susijęs su tuo asmeniu, nes šiuo atveju mes turime labai sofistikuotus vidinius mechanizmus, kurie mums užkerta kelią daryti savižudybę ir padeda mums susitvarkyti su mūsų kančia. Ir neturiu aš tokių žmonių, kurie mano aplinkoje būtų pasakę, aš norėjau nušokti nuo olos, tačiau kažkas mane sustabdė. Ir vienas iš mokslininkų sako, kad mokslinė literatūra sakoma, kad savižudybė yra nenuspėjama, nes nesėkmės yra tiesiog mechanizmai, kurie daugiau mažiau yra atsitinkantis natūraliai. Ir mes turime kalbėti apie kiekvieno asmens situaciją atskirai. Ir aš dabar žiūriu į laikrodį. Ir mes turime iš tiesų galvoti apie save, priimti savo pažeidžiamumus. Ir mes kaip ekspertai neturime galimybės numatyti ateitį, tačiau kai kalbame su pacientais, galime padaryti daugybę dalykų. Čia 2017 metais buvo atspausdintas sąrašas patarimų, tačiau kas svarbiausia yra pagarbiai, išsamei ir su empatija atlikti įvertinimą ir pasistengti užtikrinti, pasistengti suprasti paciento atskiras asmeninės aplinkybės. Yra atskiros aplinkybės, kurios mums gali padėti nustatyti, ar asmuo yra suicidinis ar ne. Neskirstyti asmens į aukštos ir mažos rizikos grupę. Nurašyti asmens į žemos rizikos grupę, komunikuoti su asmeniu. Pavyzdžiui, apie tai, kaip sumažinti mirtinų metodų taikymą. Taip pat labai retai naudoti savanorišką hospitalizaciją, neleisti asmeniui grįžti namo tuščiomis rankomis. Reikia kažką padaryti vardan jo ir labai išsamei viską dokumentuoti. Be abejo, šeima.
Aš manau, kad labai svarbu ir naudinga kalbėtis su šeimomis ir šeimoms tai patinka. Reikia, aišku, galvoti, ką sakoma. Reikia numatyti ir pabrėžti prognozavimo ribotumą ir pasitelkti terapinius įgūdžius, kad susidorotumėte su nerimu. Ir labai dažnai šeimos normaliai priima, kai kalbama apie absoliučią riziką. Kai kalbate su studentais, labai svarbu žinoti, ką apie tai sakysite. Ir svarbu juos mokyti apie mokslą ir mokyti mokslinių dalykų, pasistengti tai įtraukti į švietimo darbotvarkę. Aš depresyviau žiūriu į šį aspektą nei kolegos, tačiau aš su jais stengiuosi nesiginčyti. Ir manau, kad mes pasiskolinome iš Schopenhauerio tam tikras tiesas. Jis sako, kad tai netiesa, tai tiesa, bet nesvarbu, tai svarbu, bet tai nėra originalu ir tai yra tai, kuo visada tikėjau. Ir tai yra labai svarbu, kad priimtum tą informaciją. Na, o Max Planck sakė kai ką kitą. Nauja mokslinė tiesa triumfuoja ne todėl, kad įtikina savo priešininkus ir priverčia juos išvelgti šviesą, o todėl, kad jos priešininkai galiausiai miršta. Ir užauga nauja karta, kuri su ja susipažįsta. Taigi, aš sakau, kad nereikėtų mokyti kolegų per daug. Na, toliau kitas labai svarbus aspektas, tai yra trečiosios šalys paslaugų teikėjos. Jos dabar remiasi daugybę priemonių, rizikos vertinimo priemonių, kurios nėra paremtos moksliniais įrodymais. Pavyzdžiui, kardiologijos paslaugos nepriimamos remiantis Framinghamo duomenimis. Tačiau taip pat reikia kantrybės dirbant su įvairiomis organizacijomis. Aš pastebėjau Pietų Australijoje, galbūt nesimato to, kas čia parašyta, bet kai paspaudė ant elektroninio medicinio įrašo susijusio su rizikos vertinimu, čia sakoma, kad reikia labai atidžiai su tuo elgtis dėl to, kad rizikos vertinimai ne visada suveikia. Ir mes Velse atsisakome savižudybės rizikos vertinimo kaip klinikinio nurodymo. Mes to elektroninėse sistemose nebeturime. Dabar kalbant apie teismus, tai keblu, labai daug laiko kalbėjausi su teismais, su kalėjimais, kitomis institucijomis, kurios atlieka įvairius vertinimus. Labai svarbu žinoti, kokie yra moksliniai tyrimai ir pateikti įrodymus. Ir kalbėtis su koronerių teismais labai svarbu. Labai svarbu, kad teismai suprastų ir kad mums pavyktų pakeisti ir terapeutų elgesį. Dabar dėl žiniasklaidos yra nelengva paskelbti istoriją žiniasklaidoje, tačiau kartais žiniasklaidoje tokių istorijų atsiranda ir svarbu kalbėti apie tai, kad visuomenė žinotų, jog mūsų nuspėjamumo galimybės yra ribotos. Ką gali padaryti mokslininkai? Labai daug. Ir džiugu, kad jeigu kažkas tau labai svarbu, tai reikia informuoti, pranešti apie mokslinius tyrimus. Na ir tikrai yra daug sunkiau neatlikti mokslinio tyrimo, nei jį atlikti. Ir manau, kad mes galime padaryti labai daug dalykų. Šioje srityje faktiškai pacientai nedalyvauja. Ir ką pacientai galvoja, ką mąsto, ypač kai kalbame apie sveikatos tarnybas, tad mes neturime
stebėjimo galimybių realių laikų. Mes turime galvoti apie mažiau trauminės sistemas, kaip valdyti žmonės, jeigu mes juos valdome nesavanoriškai. Na, aš artėju prie savo pranešimo pabaigos. Taigi, manau, kad reikėjo geriau apgalvoti didelės rizikos metodą, o matematika, tai yra skaičius suvesti, yra labai lengva. Mes turime statistinių duomenų, kurie turi būti nuolat atnaujinami. Rizikos vertimas pasižymė kuklia diskriminacija ir parodo labai blogus rezultatus, kai jie yra kalibruojami pagal bazinės normas. Remiantis rizikos vertinimu, priimti sprendimus irgi nėra gerai. Tačiau, ką mes toliau darysime, priklausys nuo mūsų. Ir aš Jums pateikiau pasiūlymų, ką, manau, mes turėtume daryti. Ir galiausiai tam tikras perspėjimas. Mes visi turime natūralius rizikos procesus, išgyvename juos ir kaip ta ateitis atrodys, sunku nusakyti, šiek tiek neramina tai, bet žinau, kad 8-ame dešimtmetyje mes turėjome kitą terminą pavojus savo, vėliau mes 9-ame dešimtmetyje tai pavertėme riziką savo. Nežinau, koks bus kitas terminas. Ir tuo aš ir baigsiu savo pasisakymą. Thank you, Matthew. Dėkoju, Matthew. Tikrai yra daug peno pamastymui. Džiaugiuosi, kad jūs ne tik apibrėžėte problemą, bet ir pateikėte labai daug naudingų sąvokų. Dabar pereisime prie klausimų. Matau daug klausimų, turbūt šiek tiek susijusių su Lietuvos situacija. Todėl noriu paraginti konferencijos dalyvius užduoti klausimus, kurie labiau susiję su pranešimu, kad mes juos galėtume daugiau aptarti. Tačiau turime ir tokių klausimų, kurie tiesiogiai susiję su pranešimu. Vienas iš jų yra šis. Turbūt yra sunku surinkti visus skaičius, nes kai kurie žmonės tyrimuose nebūtinai viską pasako, kas vyksta jų galvose, ir kai kurie galbūt tai darys netgi ir nesąmoningai. Ir kas nutiktų, jeigu asmuo bandytų tuos modelius pergudrauti, galbūt jie galvoja, kad gydytojai nežino, kas vyksta jų galvose. Taigi, šis klausimas labiau susijęs su duomenų rinkimu. Nuostabus klausimas. Aš manau, kad pagrindinis dalykas yra mąstymo teorija arba dėmesio psichologija. Ir kartais pacientai bando nuslėpti informaciją nuo jūsų. Aišku, būtų visiems ir jiems patiems geriau, jeigu jie kalbėtų sąžiningai. Tačiau labai dažnai aš pacientams sakau, aš žinau, kad jūs jaudinatės, kad jūs hospitalizuosiu, nenorite, kad aš tai padaryčiau. Tačiau visų interesams bus geriau, jeigu su manimi kalbėsi tiesiai. Tačiau aš turiu tokį dokumentą su kolega Bob Bru iš Kanados, mes dirbome ties tyrimu ir kalbėjome apie kintamuosius, kuriuos aš pats deklaruoju ir to objektą. Ir tiesa yra ta, kad rizikos vertinimas suveikia geriau, kai turėjome tikruosius kintamuosius ir kai radome neatitikimą tarp tikrų ir netikrų kintamųjų, tai pagerino nuspėjamumo metodą, tačiau nepadarė tokio didžiulio skirtumo, kaip atrodytų. Tačiau iš tiesų visą informaciją gauti yra labai keblu, ją turėti subalansuotą ir pasverti, tai tikrai keblu. Tačiau ką aš sakau, kad kiek galima tai padaryti patyrusiai.
objektyvesni duomenys irgi labai gerai neveikia. Neturėtume mes apsimesti, kad turime tokias priemonės. Ačiū. Bet puikus klausimas. Ačiū. Dėkoju. Kitas klausimas taip pat labai geras. Asmuo klausia, jeigu ligoninė manęs kaip darbuotoja paklausia, kokia savižudybės vertinimo skalė yra geriausia, kokią skalę mes turėtume naudoti ligoninėje, kad identifikuotume tuos, kurie gali nusižudyti ir ką aš jiems turiu pasakyti. Ar kad nėra skalės? Be abejo. Mano draugas ir kolega Nev Kapo atliko tyrimą savižudybės rizikos vertinimo priemonių. Ir jis rado 65 skirtingas priemonės, 156 skirtingas priemonės. Ir jos visos plačiai naudojamos. Jeigu kažkas būtų parengęs priemonę, kurią taikytų visi, tai būtų gerai, tačiau tokios priemonės neegzistuoja. Taigi, iš principo reikia spręsti, kuo remtis, kai kalbame apie suicidinę ideaciją. Aš viename savo tyrimų padariau didžiulę metaanalizę susijusią su suicidinė ideacija ir rodiklis yra 3,4. Dar kas skatina kalbėti apie suicidinę ideaciją, tai labai svarbus komunikavimas, tačiau šitų dalykų akivaizdu negalime nuspėti, tai nėra nuspėjamumas, jų nenumatysi. Ir statistiškai jie šiek tiek susiję. Bazinė norma yra tokia žema, kad negalima to pritaikyti labai dideliam žmonių skaičiui. Taigi aš manau, kad skalės neveikia. Turime gražių gairių, kurios sako, kad skalių nereikia naudoti. Jeigu kalbame apie žmogų, kuris tyčia save žaloja, tą patį vertinimą turime. Korko tyrime mano metaanalizė sako, kad tarp tų žmonių, kurie jau turi suicidinę ideaciją, savižudybių rizikos vertimas atrodo baisiai, nes dauguma nuspėjamumo verčių yra paremta tuo, kad yra ar nėra suicidinis elgesys. Ir Kork et al. Sako, kad daugiau nieko negalima padaryti. Ir šitą klausimą man daug kartų yra uždavę. Ir sąžiningai turiu tai pasakyti. Kitas klausimas yra iš tiesų su tuo susijęs, su ligoninė. Kodėl hospitalizacija yra atskiras rizikos veiksnys? Aš manau, kad yra kitų rizikos faktorių. Ačiū, man labai patiko jūsų pranešimas. Atsakymas, aš nežinau. Man didelį nerimą kelia tai, kad didžiulės grupės žmonių, kurias hospitalizuojame, turi tokį aukštą savižudybių lygį. Aš skaičiau tokį tyrimą. Jis vadinasi, tiksliai neatsimenu, bet maždaug rizikos žmonių atranka, nesėkmė apsaugant ir priežastinio ryšio galimybė. Ir aš pakalbėsiu apie tą priežastinį ryšį. Mes visi suprantame, kad mes surenkame žmonės, kurie turi savižudybės riziką. Mes suprantame, kad ligoninės negali visko nuspėti, tačiau priežastinis ryšys egzistuoja. Ir turime tam ir teorinių ir empirinių pagrindimų. Teorinis pagrindimas yra tas, kad ligoninė tave atskiria nuo tavo paramos pasaulio, tai yra trauma. Ir iš principo 1 iš 6 žmonių, kurie yra hospitalizuojami, buvo fiziškai užpulti. Ir
trauma ir su paramos nebuvimo nebuvimas yra dideli rizikos faktoriai. Yra ir empirinių tyrimų, kurie sako, kad kai žmonės yra hospitalizuojami, ilgalaikėje perspektyvoje padidinama yra jų suicido tikimybė. Todėl hospitalizacija nėra labai geras metodas gydyti suicidiškumą. Vienoje iš jūsų skaidrių mačiau, kad vienas iš pagrindinių rizikos faktorių savižudybei yra būtent psichiatrinė hospitalizacija. Reikia tikrai apie tai pagalvoti. Na ir turbūt paskutinis klausimas. Ir tas klausimas sulaukė labai daug patiktukų. Ir pakilo į viršų, todėl dabar pamečiau tą klausimą. Mes turime taip pat Danijos tyrimą, kur žiūrima, nagrinėjama psichiatrinės priežiūros lygmuo ir hospitalizacija. Ir žmonės, kurie yra psichiatrinėje hospitalizacijoje 8 kartus didesnę riziką turi suicido nei tie, kurie nehospitalizuoti. Taigi egzistuoja specifinė rizika susijusi su psichiatrinė hospitalizacija. Aš tikiuosi, kad mes galėsime daugiau dar išmokti iš jūsų skaidrių ir iš tų naudingų sąvokų. Radau paskutinį klausimą, kurį norėjau užduoti. Girdint, kad suicido rizikos skalės nepatikimos yra demotyvuojantis dalykas, nes tai yra mūsų pagrindinis sprendimas dėl savižudybės rizikos. Mano klausimas, ar šitos priemonės vis tiek dar gali būti naudingos organizacijoje iš procedūrinės pusės, netgi jeigu jų nuspėjamumo tikslumas yra žemas? Atsakymas: įmanoma, visai įmanoma. Aš manau, kad yra daug didesnis pavojus, kad skalės naudojimas tą vertinimą gali padaryti gilesnį, nes nepavykusi matematinį metodą, tačiau manau, kad tai šiek tiek nepagarbu žmogaus veiksmų atžvilgių. Aš netaikau rizikos vertinimo skubios pagalbos teikimo skyriuose ligoninėse ir per pastarosius metus man pavyko susikontaktuoti, užmegzti kontaktą su savo pacientais. Jeigu jie mano, kad tu jų neketinai hospitalizuoti, jie tavimi daugiau pasitiki. Tai mano teorija, kad tai, ką sakote, galbūt tiesa dėl tam tikros struktūros. Aš manau, kad yra įvairių pavojų. Kad reikia teikti išsamesnį, humaniškesnį vertinimą. Ir aš manau, kad yra daug neigiamos vertės dėl to, kaip yra bendraujama su pacientu. Taip pat yra laiko praradimas. Aš girdėjau labai daug koronerių ataskaitų. Pacientams buvo atliktas rizikos vertinimas ir jie buvo žemos rizikos, tačiau jie vis tiek atėmė savo gyvybę. I cannot say how I appreciate that. Be galo vertinu tai, kad kolegos iš Lietuvos, daugelis mūsų specialistų išgirdo jūsų pamąstymus. Tai mąstymas kita linkme ir tai labai svarbus mąstymas. Be galo ačiū Jums iš mūsų pusės. Ir taip pat dėkoju, kad sutikote padaryti šį pranešimą Australijos laikų vakare apie 7 vakaro. Na taip, turėsiu dabar eiti namo, žmona man išvirė vakarienę.
Taigi, labai ačiū Jums, didžiulė garbė būti čia, labai lauksiu tolesnio bendradarbiavimo, tikiuosi skaidrės ir mano pranešimas Jūsų nenuvylė. Labai ačiū, pasimatysime 2026 per konferenciją. Mes taip pat tikimės ir skanios vakarienės. Labai ačiū Jums už pranešimą. Iki kito karto. Labai ačiū. Viso gero. Bye-bye.